Sveiki visi, jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Tai 133 pamoka, kurios metu mes kalbėsime apie JSON. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Kartais mes norime išsaugoti programos informaciją, programos objektus arba perduoti tos objektus kažkur kitur į serverį ir mums reikia sugalvoti, o kokiu būdu mes tai darysime. Tiesiog perduosime kaip bitus ir po to tos bitus nuskaitysime ir sukonvertuosime atgal į objektus arba kaip tekstą perduosim, bet jeigu perdam kaip tekstą, kaip mes nuspręsime, kaip tas tekstas turi pas mus atrodyti, ar turi eiti pavadinimas dvitaškis ir reikšmė kaip init faile, arba kažkaip kitaip. Tai buvo sugalvotas toks dalykas kaip JSON formatas. Tai yra JavaScript Object Notation. Mes saugosim objektus taip, kaip jie galėtų būti užrašyti pas mus JavaScript kalboje. Tai mes galime apibūdinti taip objektą. Mes nurodome pluštinius skliaustų, koks pas mus bus objektas, kokie laukai čia pas mus bus, ir taip pat mes nurodome, o kokios ten pas mus bus reikšmės. Tai jeigu tai string tipas, jis nurodomas tarp kabučių. Jeigu tai intas, tai jis tiesiog kaip skaičius nurodomas, boolas irgi atitinkamai nurodomas ir taip toliau. Jeigu tai pas mus yra kažkoks masyvas arba kolekcija, tai mes galim nurodyti tą kolekciją tarp luštinių skliaustų. Bet dabar atsiranda klausimas, o kaip mes galim sukonvertuoti tą tekstą į mūsų C# objektą. Tai buvo sugalvotos specialios JSON bibliotekos. Bet visų pirma, mes turime sukurti klasę, kurią atitiktų tai struktūrai, kurią mes dabar turime viduj to JSON. Taip mes galim tai aprašyti. Turime class person, turime class address, kuris pas mus yra čia viduj. Tai jeigu mes pridėsime tokį namespace kaip system.text.json, tai mes galėsime naudojant JSON serializerį atlikti deserializą. Tai mes tekstą sukonvertuosime į mūsų person objektą. Ten yra naudojamas toks dalykas kaip refleksija, apie refleksiją mes dar kalbėsime, bet tai būdas, kaip kodas gali pažiūrėti pats į save. Pažiūrėti, koks tipas pas mus yra, kokie laukai ten yra viduj, savybės ir taip toliau. Ir mes galim dabar pabandyti tą personą išvesti. Tai realizuosime toString metodą. Paleisim tą kodą ir pažiūrėsime, ką mes gauname. Ir dabar paleidus tą kodą, kaip jūs matote, pas mus objektas kaip ir buvo sukurtas, bet mes neturime čia jokių reikšmių. O viskas yra dėl to, kad pavadinimai viduj mūsų JSON objekto neatitinka mūsų pavadinimams viduj mūsų klasių. Jeigu mes dabar pakeisime pavadinimus ir jie pas mus bus tokie pat kaip ir viduj JSON failo ir paleisim tą kodą, tai matysime, kad tikrai iš to tekstinio failo mes gavome mūsų objektą. Tikrai mes galim pasiekti vardą, kaip mums reikia, amžių ir visus kitus dalykus. Tai viskas veikia būtent taip, kaip mes ir norėjome. Ir mes turim tokį objektą. Bet ką daryti, jeigu mes norime palikti savo pavadinimą ir neimti kitų pavadinimų? Tai čia jau mes turime naudotis atributais. Apie tai, kas yra atributai, mes dar kalbėsime, bet dabar žinokite, kad atributas tai toks dalykas, kuris reikalingas refleksijai, tam, kad mes galėtumėm dar papildomas kažkokios informacijos ištraukti iš mūsų objekto. Tai mes galim pridėti papildomą namespace JSON serialization ir tada pridėti virš mūsų savybės atributą, kuris ir nurodys, o koks pas mus JSON bus pavadinimas. Ir taip galim padaryti su visais mūsų elementais. Ir dabar, nors pavadinimai pas mus nesutampa, bet tas atributas mums padės. Ir paleidus kodą, mes gausime vėl teisingą atsakymą. Bet yra niuansas. Standartinis C# JSON'as veikia tik su savybėm. Tai jei mes pasakysime, kad tai pas mus nesavybė, o laukas, tas dalykas pas mus jau nesuveiks. Ir mes negalėsime čia nustatyti tos reikšmės. O dabar padarysime atvirkščiai. Pažiūrėsime, kaip mes iš objekto galim padaryti tekstą. Tai mes sukursime savo klasę. JSON paliksime pavadinimus iš mažosios raidės, bet mūsų C# kodas bus parašytas pagal taisyklės, iš didžiųjų raidžių public savybės. Ir jeigu mes sukursim mūsų objektą, naudojant vėl JSON serializerį, iškviesime jau serialize metodą ir ten perduosim mūsų vektorių, jau tarp trikampinio skliausto tipo nurodinėti nereikia. Mes pagal tą perduoti tipą ir taip suprasime, kaip mums reikia atlikti deserializaciją. Ir tada gausime jau JSON ir jį galim išvesti į konsolę. Ir dabar jūs matote, kaip mes tą JSON gavome konsolėje. Taip pat mes galim sukurti ir masyvą. Pasakysime, kad turėsime daugiau elementų. Ir jau matome, kad atsiranda kvadratiniai skliaustai ir tarp tų skliaustų mes turime 3 objektus. Taip pat pas mus gali būti ir subobjektai ir daug kitų dalykų. Ir tai mes galim išsaugoti kažkur faile. Dabar mes pažiūrėsime, kaip veikia toks paprastas kodas. Mes sakysime, kad kol kas JSON'as tai pas mus kolekcija be elementų, naudojant tos kvadratinius skliaustus. Ir patikrinsim, ar failas pas mus iš vis egzistuoja. Jeigu jis egzistuoja, tai mes nuskaitysime JSON, kuris pas mus yra ten saugomas, tai perrašysim tą, kurį turim. Ir tada pabandysime atlikti deserializaciją. Nurodysim,
ką mes nuskaitėm, sukursime naują vektorių ir jį pridėsime prie mūsų kolekcijos. Ta kolekciją mes serializuosime ir išsaugosim kaip tekstą į mūsų failą. Matome, kad prieš tai mes vektorių neturėjome, tai kažkokį dabar ir sukursime. Matome, kad programa pasibaigė ir dabar galim paleisti tą kodą. Ir matome, kad prieš tai mes turėjome jau vieną vektorių. Sukursime antrą, galim iš čia išeiti, paleisim kodą vėl ir matysime, kad pas mus prieš tai jau buvo vektoriai. Tai taip jūs galite saugoti informaciją apie savo programėlę, sukurti kažkokį modelį, kitaip sakant klasę, ir saugoti tos tipus, kurie jums reikalingi viduje jūsų JSON failų. Po to tą failą jūs galite paimti, deserializuoti ir dirbti su informacija kaip su objektais. Na ir mes galim pažiūrėti, kaip tas JSON failas pas mus atrodo. Tai tiesiog tekstas, kuris ir saugo mūsų objektą. Dabar jūs žinote, kas yra JSONas ir kaip JSONu naudotis. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.